Mano nuomonė, top 5 žaidimai pasirodė Summer Games Feste 2025. 5 vietoje Atomic Heart 2 kartu su The Cube. Labai gražiai atrodantis žaidimas, labai viskas gražiai patikta. Vienintelė problema, kad jis turi rusų ištakų. Kad galimai tokios įmonės kaip Gazprom remia šitą Mantfisho projektą. 4 vietoj Dying Light The Beast. Apie jį jau žinojome kurį laiką. Jis turėjo vienu momentu būti DLC. Pagaliau išeina normalus atskiras žaidimas, kurį jau galėsime žaisti šiais metais. Na, o iki tol reikia perėti Dying Light 2. Numero 3. Stranger Than Heaven. Projektas, kuris priminė Jakuzos kažkokį stiliuką. Labai gražus pasaulis atrodo, kuriame žaidimas yra. Ir kombatas atrodo pats neprasčiausiai. Tai šit visai laukiamas. Numero 2. Dėl šito tai širdelė tikrai sutinksėjo. Siaubo žaidimas, kur visas babaisus atrodo labai baisius. Ir šiaip afigenai atrodantis žaidimas. Toks, kur nejaukų ir tikrai norėčiau pažaisti. Vienintelė problema, kad čia irgi Mantfisho žaidimas. Ir kad yra kontroversiškas. Verti dėmesio paminėjimai. Tai žinoma Mafija, apie kurią jau žinojom. Tik dėl to aš čia nedėjau Lego Party, kuris kaip Pummel Party, tik atrodo, kad netoks androidinis bus. Ir aš turėjau sąrašą 28 žaidimų ten pasirodžiusių. Summer Game Festas bombo. Ir pirmoji vietoj ilgai lauktas Resident Evil 9 arba kitaip Requiem. Panašu, kad sugrįžtume į Raccoon City, kuris dabar suniokotas ir atrodo viskas dar baisiau ir dar intimiau. Intimiau, ta prasme, tarp žaidėjo ir žaidimo. Ir tiesiog baisu. Viskas, ką mes norim pamatyti ir bus first person tikėtina. Aš nežinau, kaip reikės 26 metais kažką spėt padaryti.